Čionais buvo anksčiau virtuvė, šiuo metu pasidarė iš virtuvės vonia. Išsivedžiojom santechniką, persidarėm naujai, elektra šiek tiek koreguojasi, eiliniai darbai. Dalis sienų yra gipsinės, dalis yra senas mūras, kuris buvo nelygus. Nusigruntavom su betonkontaktu. Betonkontaktas yra gruntas, kuris yra skirtas neįgeriančiom medžiagom. Ta prasme, aliejiniai dažai kažkokie, ne? Prie jų prašiau limpa klijai. Tai čia yra tiesiog gruntuota, kad geriau sukibimas būtų geresnis. Tai raudona tokia spalva. Tai jie tepami būtent ant neįgeriančių paviršių. Kad mažesnės išlaidos būtų, nutarė naudoti dėvėtą rėmą santechnikos. Tas rėmas buvo be plasmasės, kurio pagalba išsipjaunam lygiai gipsą. Čia tos plasmasės nebuvo, tai mes dabar šiuo metu išpjaunam tik tai maždaug apytiksliai, paskui susiklijos plėtelė ir dėsis mygtukai ir mes dapjausim taip, kaip reikia ir žodžiu, viskas šitoje vietoje bus gerai. Kas čia raudona ant kokrašės išdažyta? Tai čia tas pats betonkontaktas, kuris buvo, tarkim, ir šitą sieną nutepta. Gerai, kodėl žalias gipsas, o ne mėlynas? Todėl, kad čia yra drėgnos patalpos, voniose, tualetuose, visur, kur yra drėgmės, visur reikia naudoti žalią gipsą. Ar dvigubas, ar viengubas? Kokia tavo apie tai nuomonė asmeninė? Mes šiandien naudojam dvigubą. Iš tikrųjų senai buvo, tai net ir pasitikrinti reikia. Yra žmonių, kurie sako, kad nereikia dvigubo. Jiems galbūt ir nereikia, aš dedu, man ramiau gyventi ir nesudaro didelės problemos užsukti papildomai antrą sluoksnį. Taip kad tiesiog tvirtesnė siena. Su ranka su kumščiu jau nelabai pramuš. Tai iš pradžių mintis buvo išbetonuoti grindis, tai grindis būtų buvusios daug žemesnės. Dabar, kadangi dėjome gegnes, tai gavosi taip, kad sukilo grindis. Ir kai sukilo grindis, nebetiko visos durys, kurios yra. Šiuo metu yra išdidintos angos, padaryta didesnės, įdėtos specialiai sąramos, nes jos buvo maždaug tokiam aukštyje. Ir čia viskas buvo maždaug šitaip. Dabar mes esam pasikeitusioj situacijai. Duris senas sudėjom, atgal tas pačias, nes butas bus nuomojamas ir nenori žmogus išlaidauti bereikalingai. Čia pagal Giedrę tai netitiktų tos duris, 240, 320. Taip, pagal ją netitiktų. Bet čia realiai, 240 ir neišeitų turbūt. Tai kadangi keitėsi duris, aukščiai ir taip toliau, gavosi, kad apturėjom problemų ir su kondicionieriais. Kadangi pasikeitė aukštis ir tarpas tarp durų ir lubų pasidarė nedidelis, žodžiu, čia kaip ir pritrūko kažkelių centimetrų, kad įtilptų normaliai kondicionierius. Teko viską perdaryti ir dabar čia liko grioviai, kuriuos užmesim, užtinkuosim. Ir dabar persikėlė šičia? Taip. Kaip čia kondicionierius koridoriuje? Nelabai, bet geresnės vietos nėra. Čia, kažkiek atidarytos šitos duris, kažkiek šitos atidarytos, gal kažkiek pasiskirsti, žinai. Pirmų variantų būtų buvę viskas labai smagu, visas oro srautas paduodamas į čia, į bendrą erdvę ir ten pasiskirsto. Dabar biškutį prasčiau, bet vis tiek yra ir vis tiek veiks. Ar čia bus kokia nors aktyvi ventiliacija kaip rekuperatorius, ar viskas per langus? Čia nėra naujos statybos, kad sandarus jisai per sienas kvėpuoja, išeina per visur. Ir nėra šiltintas. Nėra šiltintas, taip. Nei sienos, nei stogas. Taip, jis kvėpuojantis namas. Sveikas. Jeigu prieš pirkimą šito objekto tu žinotum, kas tavęs laukia, ar tu jį būtum pirkęs, vedu prie to, ar verta imti restauravimui? Aš galvojau, kad biški lengviau viskas bus, bet nesigailiu. Ta prasme, imčiau. Dar gerai pagalvočiau, gal dar kažkokių niuansų, gal biški paprašiau viską daryčiau, bet iš esmės tai patenkintas aš to, kas gimsta ir kas gaunas. Kokį tu turėtum patarimą būsimai šeimai, kuri nori pirkti būstą restauracijai ir tikisi taip pat irgi atstatyti, pasidaryti ir įsikurti? Reikės daug kantrybės, daug laiko ir daug pinigų. Daugiau negu suplanavai, turbūt. Gerokai daugiau. Seni namai neprognozuojami yra. Tikrai nežinai, ką tu rasi išsiardęs. Kaip pavyzdžiui, ir čia grindis tikrai buvo siurprizų ir loterija. Iš tikrųjų, realiai tai iš dalies yra loterija.
perkant seną namą. Ar tu Gintautai supirkinėjai medžiagas, ar Šarūnas supirkinėja pagal tavo pageidavimus? Kaip vyksta pas tave toksai renovacijos procesas? Tos medžiagos darbinės, kurių nesimatys paskui finale, ta prasme, kas nesusijęs su apdaila, tai viską pirkuosi aš, plyteles, spalvas ir renkasi jau klientas. Kokius plytelių klijus, tai nereikia man sukti galvos. Ne mano sritis ir ačiū Dievui, kad nereikia sukti tos galvos. Meistrai dirbo jo, aš buvau namuose. Kažkoks klausimas kilo, tiesiog ten, kaip darom. Tai sakau, Gintui paskambinam, paklausėm, aš jungiau garsiakalbį ir prie tų meistrų ir pradėjau pasakoti, ką čia kur daryti. Ir Gintas sako, tai tegul tie meistrai nusprendžia, sako, šitie normalūs atvažiavę. Padarys gerai. Nes iš tikrųjų, ta prasme, kitą kartą tikrai telefoną būna sunku susigaudyti, o kadangi stengiuosi dirbti su normaliais žmonėm, tai realiai ir sprendimus dažniausiai, ne tai, kad dažniausiai, bet būna atveju, kai palieku jiem kažką tai nuspręsti ir taip toliau. Tai palikom tiem dirbantiem meistram nuspręsti, padarė gerai. Tie patys meistrai labai juokėsi, kad tipo, sako, mes iš tų normalesnių.